Gerą dieną jaunimas, kaip laikotės? Tikiuos pasilgot, ko gero geriausios Lietuvoje Bitcoin naujienų laidelės. Šiandien pasidomėsim ETF reikalais, paskaičiuosim pusvalandžius iki halvingo ir užmesim akį į vieną kitą grafikėlį. 3-4, važiuojam. Top 10 nieko įspūdingo nevyksta ir atrodo, kad kažkiek laiko dar pabūsim korekcijai. Geriausiai per paskutinės 7 dienas pasirodė Solana su Avalanche. Abu jie rodo apie 10% augimą. Jungiamės naujienas ir turim straipsnį apie Vanguard poziciją dėl Bitcoino. Vanguardas yra vienas iš didžiausių pasaulio turto valdytojų, valdantis beveik 8 trilijonų dolerių vertės turtą. Daug kas tikėjosi, kad jie seks BlackRock takais ir paleis savo spot Bitcoin ETF-ą, bet jie ir toliau laiko atstatę ragus ir pagrindinę kriptovaliutą vadina nesubrendusiu turtu. Tai nėra pirmas kartas, kai jie neigiamai pasisako apie Bitcoiną. Dar 2017 metais Jackas Bogle, gerai žinomas investuotojas ir Vanguard grupės įkūrėjas, griežtai įspėjo neinvestuoti į Bitcoin ir patarė visiems vengti Bitcoin kaip maro. Labai griežtai senimas pasisako prieš BTC. Tiesa, Jackas anapilin iškeliavo 2019 metais, likus keliems mėnesiams iki 90-ojo gimtadienio. Tęsiant laidotuvių temą, grįžtam prie straipsnių statistikos, kuri rodo, kiek kartų Bitcoinas buvo skelbtas mirusiu arba jau tuoj reikės pirkti vainiką. Tokių paskelbimų buvo net 475. Didžioji dauguma tų straipsnių buvo iki 20 metų. Vėliau jie tapo retesni, o per pastarąjį pusmetį turėjom tik vieną varganą pranešimą iš Forbes, kurio antraštė šaukė, kad BlackRockas galutinai sunaikins Bitcoiną. Atrodo, kad straipsniai apie BTC mirtį patys yra mirę. Toliau naujiena, kad bankų bankas Standard Chartered savo ataskaitoje prognozuoja apie Ethereumo šuolį iki $4000. Jų analitikai mano, kad iki pirmojo galutinio deadline'o SEC uždeg žalią šviesą VanEck ir ARK Invest paraiškoms dėl jų spot ETH ETF-ų. Jų planuojamas 70% pabrangimas iki gegužės 23 dienos skamba labai skaniai. Keliamės į Twitterį ir čia turim screenshotą, kuris rodo, kaip Amerikoje ieškant Google'ai Bitcoin ETF rodomos visos mokamos fondų reklamos. Tik nuo pirmadienio buvo pakeisti Google'o nustatymai ta tema, nes iki tol nebuvo leidžiama reklamuoti tokių su kripto susijusių reikalų. Bet tai ir neturėtų stebinti, žinant, kad BlackRockas yra antras pagal dydį Google akcijų turėtojas. Toliau grafikėlis rodantis aukso kainos kalnelius po ETF-o patvirtinimo 2004 metais. Iškart po to kaina krito ir gan ilgai laikėsi žemiau nei patvirtinimo dieną. Su BTC panašiai viskas. Didieji kainos šuoliai buvo dėl fake news ir po tikrojo patvirtinimo jau gazas buvo nuleistas ir nepamatėm stipresnio efekto. Turim daug versijų, kad didieji žaidėjai jau atidirbė sistemą su popieriniu auksu ir kad tą patį padarys Bitcoinui. Na, schema turės būti sudėtingesnė, nes kiek tiksliai aukso yra pasaulyje, tai nelabai suskaičiuosim, bet Bitcoinas turi limituotą kiekį ir jo išpūsti nepavyks taip lengvai. Dar šiek tiek apie didžiausią pasaulyje turto valdytoją. BlackRock Bitcoin ETF balansas gražiais laiptukais didėja ir šiai dienai per porą gerų savaičių jau sukaupė 56 600 BTC. Yra versijų, kad jie perka tiesiai iš minerių, taip nesukeldami kainų, nes Grayscale dideliais kiekiais perveda į Coinbase ir spaudžia Bitcoin kainą žemyn. Likę ETF fondai supirko daugiau nei Grayscale nusimetė, bet kainos tai neįtakoja. Pamaščius ir pakrapščius pakaušį, matosi, kad kažkur čia galai nesueina. O dar prisiminkim, kad ir pats CEO Larrys Finkas vaikšto po televizijas ir kalba, koks fainas tas Bitcoinas. Jis aplamai sunkiai prikviečiamas interviu, o čia atėjęs dar BTC giria. Nors pats prieš kelis metus vadino Bitcoiną pinigų plovyklą ir sakė, kad jų klientams jis visai neįdomus. Aha, few moments later turim jau visiškai pasikeitusią nuomonę. Sekantis grafikėlis skaičiuoja mėnesinės žalias žvakes. Sausis buvo taip pat žalias, nors ta žvakė ir labai plonytė, nes pirmas šių metų mėnuo davė apie 1% augimą. Posto autorius rodo į statistiką, sakydamas, kad tokią žaliuojančią seriją paskutinį kartą matėm pakeliui į naują all-time high.
Na, po to čiuožiam žemyn. Pamajokit, kiek dar yra laukiančių 12 ar 9 tūkstančių kainos. Toliau tweetas iš Glassnode įkūrėjų. Jie cituoja Marką Tveną sakydami, kad istorija nesikartoja, bet dažnai rimuojasi ir kainos grafike su Fibonacci lygiais bando nuspėti aukščiausią tašką. Jie dabartinėme grafike randa panašumų su korekcija 2017 ir 2020 metais, todėl mano, kad istorijai susirimavus, kaina turėtų šoktelti iki 120 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už vieną bitkoiną. Einam toliau ir blockchain detektyvų puslapyje turime pažymėtą MTGOX biržos hakerį su nukniauktais 80 000 bitkoinų. Piniginė yra pažymėta ir bet koks judesys iš jos blockchain nebus pažymėtas raudonai šauktukais. Taip ir guli ta didelė krūva monetų nejudinamos. Dabartinė vertė šito hakerio krepšelio yra 3,5 milijardo dolerių. Kas jį padaro turtingesniu net už legendinį krepšininką Michaelą Jordaną. Sekantį turim kriptominerių lentelę. Sustatyti jie čia pagal geriausią uždarbį per dieną. Pirmoje vietoje yra Antminer KS3, kurio paleidimo data buvo pernai spalio mėnuo. Valgo jis 3,5 kW elektros ir veikia šiek tiek garsiau už skalbimo mašiną. Atskaičiavus elektros mokesčius jis per dieną daro apie $56 pelno, dabartinė Bitcoin kaina. Sąrašas ilgas, yra ir tokių, kurie net į minusą kasa. Užėjus ant to KS3, matom, kad prieš porą gerų mėnesių jis darydavo po $250 pelno per dieną. Mineris kainuoja apie $15 000 ir jo atsiperkamumas yra kažkur 9 mėnesiai, paskaičiavus dabartiniam kainom. Geriausia strategija tų mažų naminių kasėjų yra, kad nusipirkus reikia pakasti 3 mėnesius ir už tą pačią kainą parduoti minerį, o prikasti trupinukai lieka tau. Šitą puslapį paliksiu aprašyme, gal kam prireiks. Toliau. TikTok Next Block. Laikrodis, kuris skaičiuoja likusi laiką iki stipriai laukiamo Bitcoin halvingo. Liko apie 77 dienos. Numatoma data yra balandžio 18, plius minus kelios dienos. Bitcoin iškasimas pasidalins pusiau ir vietoj 900 dabar bus iškasami tik 450 BTC per dieną. Ir prisiminiau crazy faktą, kad kažkurią čia dieną ETF-ai supirko 6 kart daugiau bitkoinų, nei buvo iškasta tą dieną. Iškart ant rytojaus po halvingo nereikėtų tikėtis raketos, nes istorija rodo, kad kaina pamažu įsibėgėjo. Pamenu, 2020 laukiau to pasidalinimo per pusę ir buvo labai daug youtuberių, kurie susijungė tiesiogiai transliavo laukdami to įvykio. Bet nesulaukiau ir užmigau. Ryte poliau tikrint kainas ir nepastebėjau jokio pasikeitimo. Pabaigai ant fono iš istorijos archyvų tutorialas iš 2012 metų, kur bičias rodo, kaip pažaidus kažkokį tai žaidimą nemokamai dalindavo 0,018 BTC. Taip, čia ne 2010, kur už captcha sprendimą gaudavai 5 bitkoinus, bet 2012 jau bitcoin turėjo kažkokią tai vertę doleriais. Šiai dienai tie nemokami trupinukai verti apie $800. Taip, kad nešvaistom nei vieno satošio, viską kišam į koinę ir laukiam kriptoanalitikų ar net bankų prognozuojamo mėnulio. Šie metai nusimato tikrai įdomus, pasaulyje net 64 šalyse vyks rinkimai. Dabar jau kandidatai, būdami kripto-friendly, tikisi gauti daug balsų iš sparčiai augančios kripto bendruomenės. Matėm pavyzdį su Argentina, kurioj dabar yra nuimti mokesčiai kriptovaliutoms. Visko vyksta tiek daug ir taip greitai, argi ne puikus metas gyventi būtent dabar. Kad nepraleistumėt pagrindinių naujienų ir svarbiausių grafikų, kviečiu prisijungti prie mūsų Telegram grupės, į kurią pakvietimas bus komentaruose. Jei Bitcoin naujienų laidelė patiko, tai laukiu laiko, subscribe. Iš manęs šiandienai bus viskas, iki kito karto ir bye bye.